Ford Fiesta rakto baterijos keitimas. Paspausk mygtuką, kad išstumtum rakto geležtę iš korpuso. Atskirk dvi korpuso dalis traukiant jas vieną nuo kitos. Naudojant raktą atidaryk galinį dangtelį ir nuimk jį, kad patektum į baterijos skyrių. Dėmesio, kad nesugadintum fiksavimo jungčių, nenaudok per didelės jėgos. Išimk senąją bateriją atsargiai pakeliant ją plokščiu atsuktuvu. Paruošk naują bateriją montavimui. Įdėk bateriją, atkreipiant dėmesį į poliškumą. Svarbu, reikėtų naudoti CR2032 arba panašią bateriją. Uždėk galinį dangtelį atgal į vietą. Sudėk abi rakto korpuso pusės ir įsitikink, kad dalys tvirtai priglunda viena prie kitos. Laikant nuspaustą mygtuką, įstatykite rakto geležtę atgal į lizdą. Įsitikink, kad rakto nuotolinio valdymo pultelis veikia. Paspausk mygtukus vieną po kito ir palauk, kol automobilis sureaguos.